Sunkų slaugytojos darbą užsienyje dirbanti Rasa Soloj 10-metį kamavosi dėl įvairiausių skausmų. Turėjo problemų dėl viršsvorio, laikysenos. Šiandien ji besišypsanti, gerokai sulieknėjusi ir galiausiai be stiprių nuskausminamųjų gyvenanti moteris. Receptą nuo varginusių sveikatos sutrikimų ji rado Lietuvoje Medicinos diagnostikos ir gydymo centro sporto medicinos gydytojo Kęstučio Linkaus kabinete. Iš pradžių prasidėjo nuo padų skausmų. Pradėjo skaudėti vieną pėdą ir aš nuėjau pas gydytoją, padarė nuotrauką ir nežinojo, kas yra, nelabai aišku buvo. Padarė rentgenogramą ir, tokia balta dėmė matėsi. Tada nusintė mane padaryti magnetinio rezonanso tomografiją ir pamatė, kad yra tokios ataugos ant kulnų ir nusintė fizioterapiją ir, čia buvo Londone. Ir pasiūlė suleisti steroidų injekcijas į abudu kulnus, kurias man suleido, bet man nei kiek nuo jų nepagerėjo, iš tikrųjų po to labai skaudėjo ir kurį laiką su ramentais teko vaikščioti. Po to atsirado daugiau skausmų ir aš vėl grįžau pas gydytoją ir sakau, man dabar jau pradėjo ir klubas skaudėti, ir naktį pradėjo skaudėti, ir miegoti trukdyti, ir petį, ir kartais užeidavo taip, kad nebegali plaukų susirišti. Aš galvoju, viskas, aš nebegaliu nei darbo dirbti, nei gyventi. Aš anksčiau dar, į šokius nueidavau, ta prasme, į pamokas. Paskui aš nebegalėjau, mečiau visus šokius, visus bandžiau plaukėti, petį skauda, bėgioti, padus skauda. Atrodo, viskas, nebegaliu nieko daryti, tik tai gulėti. Nueini į darbą, grįžti ir ant lovos. Nors Rasa svetur lankė fizioterapijos užsiėmimus, atliko skirtus pratimus, poveikis buvo menkas. Jaunai moteriai galiausiai buvo skirti net opioidų grupės vaistai, prie kurių priprantama – 2 tabletės 4 kartus per dieną. Tad galiausiai Rasa pasiryžo grįžti gydytis į Lietuvą. Pirmiausia, jinai atvyko su skausmais. Jinai buvo man nukreipta dėl skausmų. Atvykus skaudėjo visur, kur tik tai teko prisiliesti apžiūrint. Visur. Ir nuo kaklo iki pat padų skaudėjo viskas. Turėjo antsvario. Ilgiau pabendravus matėsi ir emocinis toks niūrumas ir, aišku, tos begalinės pagalbos paieškos. Rasos atveju buvo ir laikysenos sutrikimų. Buvo ir labai nedidelė ištvermė, širdies kraujagyslių sistemos pajėgumas buvo nedidelis. Taip pat buvo raumenų disbalansas, buvo kūno sudėtyje pokyčiai, tai reiškia, kad buvo per didelis svoris, kurį reikėjo koreguoti. Anot gydytojo Kęstučio Linkaus, Rasos veikimo procesas vyko palaipsniui. Iš pradžių nustatytas Rasos treniruotumas, įvertinta raumenų, širdies ir kraujagyslių sistemos būklė, atlikta kūno sudėties analizė, įvertinta laikysena. Palengva mes su ja priėjom keletą tokių pagrindinių užduočių. Pradžioje turėjom išgydyti skausmą lokaliai, kur skaudėjo. Taip. Toliau vis kilom, žiūrėjom, kad skauda padai, skauda klubo sąnarys, skauda juosmuo, skauda tarpumentis, skauda kaklas, skauda galva, taip, skauda petys. Tai šitos lokaliai apėmus pradėjus dirbti su šitom zonomis, taikėm kompleksinį tokį gydymą. Ir tam tikros masažo technikos, fizioterapija. Būtinai įvesti buvo gydomieji pratimai. Sporto medicinos gydytojas akcentuoja, kad panašiais atvejais kaip pacientės Rasos būtinas kompleksinis gydymas. Rasos pavyzdys tai yra puikus gydymo fizinių krūvių būtent programos pavyzdys. Tai kai gydoma kompleksiškai ir taikant dozuotą fizinį krūvį, žmogaus būklė gerėja, ne tai kad blogėja, bet jinai gerėja, dirbant fizinį darbą. Sudėliojom gydymo fizinio krūvių programą ir palengva jinai į tą įsitraukė ir dabar džiaugiasi tarpiniais rezultatais. Visų pirma, kad žmogus atsisakė visiškai vaistų, jam nebereikia vaistų, sumažėjo svoris 15 kg, ištvermė padidėjo 30%, kas jai leidžia nuo
prasto lygio, jinai dabar jau yra vidutinio lygio, vidutiniškai treniruotas žmogus. Tai jau jinai gali normaliai funkcionuoti ir atlikti savo kasdienę veiklą be diskomforto. Jinai taip pat susitvarkė raumenų balansą, juosmens raumenų korseto ištvermė padidėjo 2, kai kuriuose zonose netgi 3 kartus. Laiko apimtim tai yra labai didžiulis pokytis ir labai teigiamas pokytis. Tai vėlgi dar kitas dalykas, kad jinai atsikratė skausmo ir dabar visiškai kitas žmogus yra. Ir pati Rasa džiaugiasi, kad susitikimas su medicinos diagnostikos ir gydymo centro sporto medicinos gydytoju Kęstučiu Linkumi visiškai pakeitė jos gyvenimo kokybę. Aš dirbu pamainom nuo 8 ryto iki 8 vakaro, tai man reikia atsikelti kokį 26, daryti mankštą. Tai anksčiau galvodavau, reikėtų, tėtis daro ir tais mankštą, man toks jau kitas amžius, bet kol nepakliuvau pas šitą gydytoją, negalėdavau atsikelti. Kiekvieną minutę pamiegoti prieš darbą buvo ten aukso vertės, o dabar atrodo negali eiti darbą, jeigu nepadarai mankštos. Vis kažkas ne taip. Jaučiuosi išvalė, ateinu į darbą ir man kelias valandas visiškai nieko neskauda. Tokio jausmo aš net negalvojau, kad gali būti. Man atrodo, čia net didžiausias tinginys pradėtų daryti mankštą, jeigu ateitų pas šitą daktarą, nes tai yra, kaip tau tai pateikia, kaip tau išmoko, kaip tau išaiškina, ant kiek tu pradedi suprasti. Tad sporto medicinos specialistai gali pagelbėti ne tik sportininkams, bet ir visiems, norintiems susigrąžinti gerą gyvenimo kokybę.